Sveiki, eteryje savivaldos rinkimai 2015 ir šiandien mūsų studijoje dabartinis Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas. Labas vakaras. Viešojo transporto reforma iš tiesų neaplenkė ir Kauno. Prasidėjus, aišku, Vilniuje, neaplenkė ir Kauno. Kiek dar ji truks, nes tenka išgirsti turbūt ir miesto valdžiai ne vieną priekaištą iš gyventojų. Norėčiau pasakyti, reformų greičiausiai daugiau tikrai jau nebus, bet kad sistema viešojo transporto bus tobulinama, tai akivaizdu, nes kažkada prieš 10 metų buvo įvestas elektroninis bilietas, beje pirmasis Respublikoje, tai tas pats elektroninis bilietas neiškart prigijo. Laipsniškai, taigi buvo ir atsisakoma ir popierinių bilietėlių, ir nuolatinių. Ir dabar jau atrodo tas elektroninis bilietas kaip visiems suprantama aktualija ir neišvengiamybė. Tai lygiai taip pat ir su mikroautobusais. Vienok buvo sudaryta sutartis prieš 10 metų ir jie galėjo veikti tik tai iki 2014 metų. Nes būtent 2004 buvo pasirašytas 10-metės sutartis ir nori nenori teko savivaldybei skelbti naują konkursą. Kiti niuansai buvo tokie, kad pačios transporto priemonės buvo labai netvarkingos, kai net sunku pasakyti, kaip jos praeidavo techninę apžiūrą. Kitas dalykas, tenka pastebėti, kad jos važiuodavo tik tai joms palankiu metu. Sakykime, jeigu per pietus jaučia vairuotojas, kad nėra keleivių srautų ir nevažiuoja. Tuo tarpu naujasis konkursas labai aiškiai pasakė, ar bus keleivių ar nebus, vežėjas turės vežti. Aišku, turės skaičiuoti keleivius, o tą užtikrina šiuolaikinė technika stebėjimo, sakykime, visi keleiviai yra suskaičiuojami išmanios technologijos būdu, yra duodami ir išduodami bilietėliai, sakykime, ir iš tiesų matoma, kiek yra pervežta keleivių. Kada bus pilnai iš tikrųjų baigta ta reforma? Ši reforma jau praktiškai yra baigta, dar netvykusios kai kurios, apie 15 transporto priemonių iš 70 dar nėra iki galo sumontuotos ir sumontuota visa technika ir kol kas neišvažiavusios į miesto gatves, bet jau jinai pasiekusi, tos mašinos yra pasiekusios bazę, tai yra Kautros bazė. Ir tiesiog dabar reikalinga techninė apžiūra ir jos bus paleistos į maršrutus. Tai galiu pasakyti, kad dabar mes tikėtina dėl ir išaugusių vairuotojų atlyginimų ir miesto biudžetas šiek tiek gaus daugiau pajamų. Jeigu anksčiau suskaičiuodavom, kad gaudavo vos 50 000, tai dabar skaičiuotina, kad gaus miesto biudžetas virš 1,5 milijono. Sakykime, vairuotojų legalus atlyginimas su visais mokesčiais, jisai dar turbūt reikia pasakyti litais, sieks 2,5 tūkstančio litų. Tai iš tiesų visai kitokia kokybė, visai kitokia paslauga ir aš manau ir kultūringi vairuotojai su uniformomis taip pat labiau atitinka miesto lūkesčius ir gerina tuo pačiu miesto įvaizdį. Tai aišku, geriausia reforma visada daryti ne prieš rinkimus, bet ką darysi, kad jau ankstesnės kadencijos tokias sutartis pasirašė ir ankstesni miesto vadovai, mums teko išstrėpti, kas pridaryta ne taip gerai. Ačiū už pokalbį. Studijoje viešėjo dabartinis Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas. Sėkmės.